Sveikučiai! Šiandien mano kamade švelniai ant porų lapų parūkintas triušis, apteptas specialiu barbekiu padažu. Dažniausiai kepu triušieną gabaliukais ir šį kartą pabandysiu iškepti visą triušį. Tai marinavimui naudoju prieskonius, kuriuos naudoju švelniai mėsai, tokį kaip vištiena. Tai yra druska, pipirai, česnakai granuliuoti, taip pat truputį kajeno pipirų ir kaukazietiški prieskoniai. Toks mišinys labai tinka baltai mėsai arba žuviai irgi. Kuriu kepsninę ir pradėsiu rūkinti nuo šaltos kepsninės, o galutinė temperatūra turėtų pasiekti apie 140-150 laipsnių. Man triušieno skonis labai patinka, bet mėsa yra labai delikati ir linkusi šiek tiek perdžiūti. Tai tam, kad kuo mažiau išdžiūtų, dėsiu ją ant porų lapų, taip pat aptepsiu barbekiu padažu kepant. Bet pirmiausia, reikia ją įtrinti prieskoniais. Tai šį kartą matau, kad yra paliktos kepenėlės ir inkstai. Juos paliksiu, rūkinsiu su viskuo, tai tiesiog viską gerai įtrinu prieskoniais ir pakankamai gausiai tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Jeigu turit šiek tiek daugiau laiko, tai geriausia tą marinavimą padaryti iš anksto. Tai yra bent jau prieš kokias 4 valandas prieš kepant, geriausia dar iš viso būtų iš vakaro. Bet aš šį kartą nelauksiu ilgai, tiesiog maždaug po gero pusvalandžio pradėsiu rūkinti. Dėl to prieskonių dedu šiek tiek daugiau, negu dėčiau, jeigu marinuočiau iš vakaro. Sudegus uždegtukui ir anglims truputį įsidegus, dedu sistemą, taip pat pagaliuką medienos rūkinimui. Galima įdėti juos ir kelis, jeigu norit labiau rūkyto skonio, bet triušiena yra labai delikati mėsa, tai daug to dūmo, man atrodo, kad nereikia. Toliau dedu deflektorių ir dėsiu juos netgi 2, kad kuo mažiau kaitros mėsa gautų iš apačios. Nors pačią mėsą dėsiu ant porų lapų, tai nėra taip ir baisu, jeigu ten bus ir šiek tiek daugiau to karščio, bet atsarga gėdos nedaro. Tarp kitko, apie tos porų lapus tai galiu pasakyti, kad labai geras būdas kažką kepti, kažkokią mėsą, ir esu kepęs įvairią mėsą ant tų porų lapų, tai labai rekomenduoju pabandyti tokį būdą. Suteikia tiek skonio papildomai, tiek apsaugo mėsą nuo išdžiūvimo iš apačios. Man toks variantas labai tinka, tai labai rekomenduoju išbandyti ir jums. Na ir šį kartą termometro nedėjau, nes nelabai čia tos daug mėsos yra, sunku pataikyti į vietą, kuri būtų tikrai gera, kad termometras rodytų teisingą temperatūrą. Todėl matuosiu su momentiniu termometru kepimo eigoj. Pradinėme etape mėsa kažkiek pasirūkino, bet aš labai jos nesistengiu stipriai iškepti, tiesiog reikia temperatūros, kuri būtų maždaug apie 40-45 laipsnius Celsijaus ir tada aptepsiu tą mėsą padažu. O kepsninę leidžiu šilti labai pamažu, tai yra nuo žemos temperatūros iki 140 laipsnių labai iš lėto. Aptepimui naudosiu barbekiu padažą, praskiestą truputį Worcesterio padažu ir balto vyno actu. Kol kepsninės temperatūra pasiekia numatytą, tai yra apie 140 laipsnių Celsijaus, tai tuo pačiu ir triušiena jau pasiekė apie 40 laipsnių Celsijaus vidinę temperatūrą ir pats laikas yra aptepti padažu. Vienokį ar kitokį barbekiu padažą aš naudoju gana dažnai kepdamas mėsą rūkindamas ir tai yra, jisai suteikia 2 dalykus. Vienas tai yra tiesiog papildomas skonio sluoksnis, kartais yra labai smagu, kai turi kontrastą tam tikrą. Bet dar yra kita paskirtis, tai yra tai, kad kepant tiesiog mėsa prarastų mažiau drėgmės, susidaro tarsi tokia plevelė, kuri neleidžia išgaruoti drėgmei. Na ir žinoma, aptepus padažu, kepsnys visada geriau atrodo. Toliau pamažu šildau ir didelės temperatūros nereikia, maždaug apie tą patį 140-150 maždaug laipsnių Celsijaus. Man šiek tiek liko dar to padažo aptepimui, tai dar truputį pataisau tas vietas, kur šiek tiek mažiau jo kliuvo. Ir jeigu yra noras, tai galima jį tiesiog labiau prikepinti. Tam galima kepsninės temperatūrą kilstelti dar kokiais 10 laipsnių, kad tas padažas gerai prikiptų. Šiaip jau triušiena turi labai mažai riebalo, arba praktiškai jo visai neturi. Dėl to ją gaminant geriausia būtų naudoti papildomai kažkokį įdėti riebalą arba tauką. Bet šį kartą kepu visą triušį, tai nelabai išeina to padaryti. Galima nebent aišku daryti dar išklotinę ir įdėti pavyzdžiui sviestą kažkokį prieskoninį, kas būtų labai skanu. Bet šį kartą kepu tiesiog paprastai.
Man šį kartą truputį pabėgo temperatūra, nes užsižiopsojau ir nepastebėjau, kaip jinai užkilo dar aukščiau. Ir tos 5 minutės, kai kepė pačioj aukščiausiai temperatūroj, puikiai pridžiovino padažą, bet pati mėsa truputį įkaito per daug. Tai nuimu mėsą nuo kepsninės, kai jos temperatūra jau yra virš 70 laipsnių, nors, kaip minėjau, turėtų būti nuimant apie 65, 60 kokius 7 laipsnius, nes tikrai nereikėtų triušienos perkepti. Nuėmus mėsai leidžiu dar truputį pailsėti, tai kokią 15 minučių, kad jinai pabūtų ir temperatūra susivienodintų ir sultis pasiskirstytų ir galima pjauti. Šiek tiek gal truputėlį perdžiovinta, bet skonis yra ypatingai geras. Tai skonio nors ir daug, bet pačios mėsos tikrai nėra daug. Pats triušis sveria maždaug kilogramą su trupučiu, bet jeigu darot keliems žmonėms kompaniją, tai praktiškai toks vienas triušis yra 2 žmonėms. Bet skonis ir kvapas yra tiesiog ypatingi. Tai yra tiek dėl porų, tiek dėl to padažo, kuriuo aptepiau kepamą mėsą. Ir labai rekomenduoju pabandyti tokį variantą. Labai skanu, nežiūrint to, kad truputėlį padžiovinau. Skanaus ir iki kito karto.